Labas diena, mano vardas Tomas Pisenski ir sveikinu Jūs Unimas dirbtuvėse. Prieš mus yra laisvas trilogijos tęsinys apie automobilio paruošimą, ne tik žiemai. Pirmajame epizode mes skyrėme dėmesį tam tikram žiemos minimumui vairuotojams, kurie yra sąžiningi, bet nenori gilintis į serviso problemas. Šiame epizode jau manau, kad esate šiek tiek entuziastai ir ką galite, ką savo automobilyje sugebėsite padaryti patys. Konkrečiai mes skirsime dėmesį ratų nuėmimui ir montavimui, pradurtos padangos taisymui ir pripūtimui iki tinkamo slėgio. Na, o trečioje dalyje pažiūrėsime, ką Unimas siūlo starto akumuliatorių testavimui ir priežiūrai. Ratų nuėmimas ir montavimas praverčia, pavyzdžiui, kai kelionėje pradurta padanga, arba keičiant ratus su vasarinėmis ir žieminėmis padangomis. Apie tai, kad geriau turėti du ratų komplektus, turbūt niekas neabejoja, bet vis dėlto leisiu savo priminti, kad padangoms tikrai ne į naudą, kai jas kas nors 2 kartus per metus nuima ir uždeda. Gerai, taigi turime du ratų komplektus. Vieną su vasarinėmis ir kitą su žieminėmis padangomis. Paskutinį kartą montuojant ratlankius, žinoma, palikome ratus subalansuoti. Rekomenduoju nufotografuoti ratus po balansavimo, kad galėtume palyginti svarelių skaičių. Jei koks nors svarelis nukristų, turime vėl subalansuoti ratus. Ratus pakeisti iš esmės reikia tik keltuvo ir rakto. Pigiausiai yra žirkliniai keltuvai su sriegiu ir nauja strypų, tačiau darbas su jais nėra labai patogus, todėl aš patobulinau rankeną taip, kad ją būtų galima pritvirtinti prie akumuliatorinio atsuktuvo, kas žymiai pagreitina darbą su keltuvu. Žirklinio keltuvo privalumai, be palankios kainos, yra ir kompaktiški matmenys bei mažas svoris. Tačiau jo stabilumas yra prastesnis, todėl rekomenduoju didesnę atramą, pavyzdžiui, iš tvirtos faneros. Profesionaliuose padangų servisuose dažniausiai naudojami hidrauliniai keltuvai, o pigesnė jų versija yra prieinama ir tokiam namų kėlimui. Jei automobilio svoris yra maždaug 1,5 tonos, teoriškai mums pakanka keltuvo 1 tonai, nes niekada nekeliame viso automobilio svorio. Tačiau paprastai galima įsigyti hidraulinius keltuvus, kurių keliamoji galia yra nuo 1,5 iki 2 tonų, todėl turime saugumo rezervą. Tikrai sunkiems lengviesiems automobiliams, tokiems kaip SUV, visureigiai ar dideli pikapai, arba furgonams, geriau naudoti keltuvą, kurio keliamoji galia yra 3 tonos. Renkantis keltuvą, taip pat, atsižvelgiame į kėlimo diapazoną. Kai kuriems automobiliams reikės įsigyti žemo profilio keltuvą, kad galėtume apskritai patekti po automobiliu. Bet koks keltuvas skirtas tik automobiliui pakelti nuo žemės ir vėliau nuleisti jį atgal ant žemės. Po pakėlimo visada būtina automobilį užtikrinti atramomis, kurios išlaikys svorį, jei keltuvas suges, arba jei dėl kokios nors priežasties automobilis nukristų. Teoriškai automobilį, sveriantį 1,5 tonos ore, išlaikys 4 atramos, kurių kiekviena turi 400 kg keliamąją galią. 2 tonų atramų keliamoji galia yra daugiau nei pakankama. Atramos egzistuoja įvairių dizainų. Sulankstomos iš plono profiliuoto plieno lakšto yra kompaktiškos, o iš aliuminio lydinio yra gana lengvos. Abu tipai turi reguliuojamą aukštį ir stulpelių užtikrinimą kaiščių. Šiek tiek didesnį pasitikėjimą kelia atramos su kietaus krumpliaračių stulpeliu. Jos yra lengviau valdomos ir tuo pačiu saugesnės ne tik dėl savo tvirtumo, bet ir dėl dvigubo užtikrinimo. Automatinė sklendė užtikrina pirmąjį saugumo lygį, o kaištis antrąjį. Jei ketiname gulėti po pakeltų automobilių, visada naudokime abu saugumo lygius, arba geriau įsigykime įvažiavimo rampas. Tuo tarpu, kai norime nuimti ratus, reikia pakelti automobilį taip, kad jie būtų ore. Kai kuriems kitiems serviso darbams pakanka užvažiuoti ant pakeltos vietos. Tam tikslui būtent naudojamos įvairios platformos ir rampos. Man į akį krito sulankstoma rampa. Išskleidus ją galima naudoti kaip įvažiavimus lengvesniems įrenginiams, pavyzdžiui, motociklui, keturračiui ar sodo technikai. Kiekvienas iš įvažiavimų sulankstytas gali išlaikyti 1100 kg, o išskleistas 340 kg. Nesvarbu, ar automobilis yra ant rampų ar ant ožkų, būtina jį užtikrinti nuo judėjimo pirmyn ar atgal. Turi būti įjungta pavara, užtrauktas stovėjimo stabdys, o ratai, kurie yra ant žemės, turi būti užtikrinti pleištais. Taigi, pradedame ratų nuėmimą. Jei ratus ar veržles atlaisviname įprastų raktų, turime juos atlaisvinti dar prieš pakeliant ratą nuo žemės, kitaip ratas suksis. Ši problema išnyksta naudojant smūginį veržliaraktį, kuris ratams dažniau naudojamas atlaisvinimui. Įprastai prieinami smūginiai veržliarakčiai, tiek elektriniai, tiek pneumatiniai, neturi tinkamos sukimo momento reguliacijos. Sukant veržlės, tada neturime užtikrintumo ar pakankamai priveržėme. Dažniausiai vis dėlto viršijamas rekomenduojamas sukimo momentas, kas gali sukelti sriegio pažeidimą.
arba blogiausiu atveju netgi varžto sunaikinimą. Na, o tai važiuojant gali turėti fatališkas pasekmes. Iš esmės galima sakyti, kad atsukti galime bet kuo, bet priveržti turėtume paskutinėme žingsnyje – su momentiniu raktu. Informaciją apie sukimo momento dydį turi nurodyti automobilio gamintojas. Žinant varžto stiprumo klasę galime naudoti standartizuotas sukimo momento vertes. Jei vis dėlto nei vieno nesužinome, nepadarysime klaidos, jei priveršime momentu nuo 110 iki 120 Nm. Nuvažiavus kelis kilometrus, gerai būtų dar kartą patikrinti ratų priveržimą. Saugumas yra saugumas. Be klasikinio raketinio sukimo momento rakto, kuris turi geriausią kainos ir tikslumo santykį, galime naudoti ir sukimo adapterį tarp raketės ir galvutės. Sukimo momentas nustatomas elektroniniu būdu ir kai artėjame prie nustatytos vertės, pasigirsta pertraukiamas tonas, o pasiekus ją ilgesnis, nepertraukiamas tonas. Grįšiu dar prie smūginio veržliarakčio. Konkrečiai šis tipas turi sukimo momentą iki 1350 Nm ir nors jis turi net 3 lygių sukimo galios reguliavimą, neturime jokios garantijos dėl tikslaus priveržimo. Tačiau atlaisvinant net ir per stipriai priveržtus ar surūdijusius varžtus. Jis yra puikus. Prie smūginio veržliarakčio verta įsigyti lizdinius raktus, kurie yra pritaikyti smūgiams. Įprasti lizdai laikui bėgant būtų pažeisti. Taip pat mums reikės galingesnio kompresoriaus, o patogu yra turėti lanksčią spiralės formos žarną su pakankamu vidiniu skersmeniu. Ja panaudosime ir pripučiant padangas oru. Tokiu atveju neišsiversime be pripūtimo įrenginio su manometru. Žinau, kad tai žinote, bet vis tiek priminsiu, kad pripūtimo įrenginių galima sumažinti slėgį padangoje. Būtent išleidžiant per šį vožtuvą. Padangas gali pripūsti ir mažas kompresorius, kurį galime vežtis bagažinėje nenumatytiems atvejams. Tačiau smūginio veržliarakčio deja neužtenka. Prieš vėl montuojant verta išvalyti sriegius ir sėdynes. Daug efektyvesnė nei dantų šepetėlis yra specialių šepetėlių rinkinys, kurie yra suformuoti išoriniams ir vidiniams sriegiams bei varžtų galvų sėdynėms. Valyti. Pneumatinių paslaugų centre siūloma pneumatinė gręžimo mašina, tačiau dėl standartinio 4 colio šešiakampio. Tvirtinimo galima naudoti bet kokią gręžimo mašiną, kurios apsisukimai yra apie 18 šimtų per minutę. Na, o galiausiai turiu jums patarimą apie paprastą, bet labai efektyvų būdą, kaip užtaisyti. Pradurtą padangą. Tai yra vulkanizaciniai siūlai, kurie įvedami į skylę protektoriuje naudojant kilpą. Trūkumas yra tas, kad reikia rasti defekto vietą ir dažniausiai nuimti ratą. Ir atkreipkite dėmesį, kad galima taisyti tik skylę protektoriuje, o ne padangos šoną. Prieš taikymą reikia kalibruoti skylę naudojant pridėtą smaigalį. Nors tai atrodo brutaliai, be šio žingsnio negalėsime įdėti siūlo į mažą skylę. Siūlas įveriamas į aplikacinės adatos kilpą, įkišamas į skylę ir adata greitų judesių ištraukiama. Išsikišusią siūlo dalį nupjauname. Padangą galime naudoti iš karto po pripūtimo. Privalumas yra momentinis ir ilgalaikis remonto efektas, maža kaina ir patikimumas. Prieš prasidedant ir pasibaigus žiemos sezonui nereikia iš karto stoti į eilę padangų servise, nes ratus galime lengvai pasikeisti patys ir tai padaryti tokia pat kokybė kaip gerame servise. Nuorodas į visus produktus rasite kaip įprasta aprašyme žemiau po vaizdo įrašu. Jei jums patiko, prašome paspausti patinka ir jei nenorite praleisti kito vaizdo įrašo iš Unimas dirbtuvių, taip pat spustelėkite prenumeruoti, o galbūt dar ir varpelį, kad gautumėte pranešimą iškart, kai įkelsime naują vaizdo įrašą. Būkite laimingi ir greitai pasimatysime Unimas dirbtuvėse.